labas. Labas. Malonu. Man irgi. Čia tau maža dovanėlė mum. Paklausk vardo savo pasakyk vardą. Koks tavo vardas? Monika. O, labai gražus vardas. Aš Andrius. Malonu. Taip. Monika, sakai, ką, pavyzdžiui, laisvalaikį mėgsti veikti? Esu Marija. Daug ką mėgstu veikti laisvalaikiu. Na, ką labiausiai tiek? Ką labiausiai? Susitik su draugais, žiūrėti filmus. Paklausk, kaip jinai dabar jaučiasi ir yra atsipalaidavus. Aš šiaip irgi mėgstu susitikti su draugais. Leisti kartais laiku. O šiaip atsipalaidavus jautiesi normaliai? Aš tai visiškai, bet apie tave tai to negalėčiau pasakyti. Sakyk, na, aš beveik atsipalaidavęs. Nejaugi jo. Aš sakyk, apsivažiu narkotikų. Beveik, o kodėl tau trūksta iki visiško atsipalaidavimo? Sakyk, galima pakelti pirmą taurę, tada atsipalaiduosi. Pirmos taurės trūksta. Įkalta. Užpažinti. Ne įkalta. Užpažinti. Na, jis toks man pasirodė iš pirmo žvilgsnio labiau atsiskleidęs, negu jis kai kalbėjo video laiške. Aišku, jis video laiške, kai kalbėjo, jis manęs dar nepažinojo, jis manęs dar nematė gyvos. Bet kai mes susipažinom, susitikom prie staliuko, viską, jis toks, ta prasme, gan drąsus pradžiai buvo. Tu pasakyk man, Tavo didelio labai nustebintum. Žinai, kad Kažką neįprasto, gali sugalvoti. pasakyk, kad tavo yra labai gražus profilis. Tikrai pasak gražus. Taip, galiu. Tai Pavyzdžiui, pas tave labai gražus profilis. Profilis. Sakyk, Bet aš į tave žiūriu tiesiai, kur mano Ne, aš profilis. mačiau, kaip tu nuėjai, labai gražus profilis Ai, tau. bet profilis. Taip, labai. Sakyk, labai daili graži nosytė. Ir Neblogai. nasytė labai Kaip tavo pas graži. Ir Burodino. nastytė labai graži. Ne per didelė. Labai mažytė ir labai Nes apie graži. tave galėčiau pasakyti, kad tavo nosis gan didelė. Tai sakyk, Ar tai tai blogai? ačiū už komplimentą. Ne, Ačiū už vyrui nėra blogai. Na, ačiū tada už komplimentą. Šiaip žiūrėjau į akis, bet nežinau, tikriausiai žvilgsnis nukrypdavo ir į kitas vietas. Ir į plaukus, ir į krūtinę, ir praktiškai visą apžiūrėjau. Tik šiaip su mama savo sutarė. Su mama labai gerai sutarė. Gerai sutarė su mama. Ta prasme, taip, tokia. O šiaip turėsi panelių, ne? Taip, Prieš tai. Taip, esu turėjęs. Buvai atsivedęs namo, Taip, susipažindint ir ką mama sakydavo. Na, tikrai nieko blogo nesakydavo. Nieko blogo. O tarkim mane atsivestum, ką manai mama sakytų. man atrodo, kad pasakytų, kad labai pagirtų. Ragana šitą iš Manau, namų labai varyk pagirtų. pasakytų. Pagirtų. Taip, Ir kaip sakytų labai šaunė panelės. šaunė panelė. Jeigu būtų žygis, kur eitų 3 vaikinai, 3 merginos, būtų tik tai 3 dvivietės palapinės ir jeigu taip gautųsi ir man reikėtų, tiesiog kiltų klausimas, ar man reikėtų priimti Moniką į savo palapinę, aš ją priimčiau. Bet tik tai, žinai kas yra? Aš manau, kad truputėlį jos sparnai būtų aplaužyti, bet ne piktąją prasme. Tiesiog aš manau, kad jai reikia tvirto vyro. Aš tokiu ir būčiau. Ir jinai man keptų kepsnius, darytų šašlykus, mane visaip masažuotų ir netgi, turbūt netgi ir valtį už mane irkluotų. Ir būtų laiminga. O šiaip tau labai gražus auskarai. Sakyk, mėgsti... Mėgsti papuošalus? Mėgstu. Sakyk, pradėk. Kuri mergina jų nemėgtų? Taip, sakyk. Tikriausiai, kad visas mėgsta. Taip, Aš šiaip pasakyk, kad tokia labai įdomi forma. čia saulė. Žvaigždė labiau. Ne, saulė čia. Gerai, tegu būna saulė. Gerai, saulė, tarkim. Tarkim. O kas čia per brangakmenį Čia kažkaip? nebrangakmenis, čia tik prastekmenų kaip cirkoniai. Žinai, Cirkonis. Taip, žinau. juvelyriko šiek tiek Jo, prisimenai. šiek tiek domiuosi Ir pradėk kabinti makaronus apie juvelyriką. Šiek tiek, tokių mažų dirbinių darau. Darai dirbinius, Taip. rimtai. Sakyk, o gali parodyti rankas, ar turi žiedus? O dabar, žinok, neatsinešiu, bet šiaip galėčiau kažką Tai padaryti. kaip tu kodėl pavyzdžiui. neatsineš, jeigu šiek tiek dirbinius darai, žinai, kad tai nei pasimatymą. gali Todėl, kad kažką jie yra... atsinešti. Tai antrą pasimatymą atsinešiu. Ai, antrą pasimatymą. Jeigu bus. Tu dabar man taip sakai, sudominai, ne, tai aš Taip. dabar turėčiau pasirinkti. žinoma. Tam tikrų pašalpų pasigauta, ne? Jo. Papirkinėja. Papirkinėtoje šitas mūsų atsirado. Pirmą Ar kartą. atsiduotum už žiedą, Šiaip koks ten metalas paklausk. Už auksinį labai tinka. žiedą ar atsiduotum. Šiaip auksas baltas visai patinka. Šiaip visai tokia nieko panelė. Gan laisvai bendraujantį ir apskritai gan laisva tokia. Patiko man visai. Čia kaip sakai, kad mūdu du, jeigu draugautume. Tai pas mane Čia sakai, yra būtų ant gaktos tokie šukuosi.
simbolizuoja mūsų bendrą gyvenimą, namus. Ir čia 2 kiaušiniai, tai 2 vaikai. Auksiniai dėl to, kad vaikai auksiniai. Vaikai, padėktų biškina šitą lizdą. Tai šiaip perukas, ar ne? Ne, čia lizdas. Originalus zylės. Zylės lizdas, ar ne? Gerai, kad nejuokėsi, gerai, pralinksmai. O kodėl jau taip užtikrintas, kad vaikai būtų auksiniai? Todėl, kad mes... manai? Todėl, kad mes abu būtum puikus Gerus tėvai. genus, manai, turi esantis, ar ne? Na, aš manau, kad mes abu Sakant, gerus geras genus turime. patinas. Nesakyk, tiesiog tu esi labai. Galbūt man nepatiko tas dalykas. Aš tokį jaučiau iš jo šiek tiek nenatūralų pasitikėjimą galbūt savimi. Tokį, jis lik ir norėjo pavaidinti, kad jis čia nepasimetęs, kad čia viskas tvarkoj, bet aš iš jo žvilgsnio mačiau, kad nėra viskas tvarkoj. Negalėtum dabar, pavyzdžiui, prieš mane nuo iki pusės nusirengti? Galėtų. Nu, vyras genu. Jo, nusiimk, viskas tvarkoja, čia nieko gerai. Čia tu atsistok, aš geriau matyčiau tave. Iš pat pradžių, kai aš jo to užklausiau, ar tu galėtum prieš mane nusirengti, jisai tik prasisegė marškinius. Tvarkoj, prasisegė, tada aš pareikalavau daugiau. Tada jisai, matot, užsimanė ir iš manęs kažko pasileis plaukus. Aš pasileidau, tai jokia problema man. Sustok ir sakyk, pradžiai užteks. Patylėdama. Tai muzikos reikia. Muzikos reikia. Sakyk, dabar sustok ir Pradžiai užteks. Sakyk taip, per antrą pasimatymą aš nusimsiu daugiau. Tai per antrą daugiau nusimsi. Daugiau negu pusės. Nu tai ką, prasisegė ir ką? Ką? Nu tai prašom, visas. Ne, Laukiu. Ne, tai čia antram pasimatymui. Ne. Sakyk, turi likti paslapties. Ne? Tai taip, ne, turi likti paslapties. Reikia jau ryšti Taip, kad turėtum dėl ko su antro žemės pasimatymo. maišys. Sakai, turėčiau dabar laukti, kad tave visą nuogą pamatyčiau, ne? Niekada nesiūlyčiau nusirengti, nežinau, kaviniais taip nusirengti ar ne, abejoju. Čia aišku buvo kitoks pasimatymas, bet čia yra kraštutinumas, iš kurio galima buvo išsisukti juokų. Tai visada reikia surasti tą šansą išsisukti juokų. Nes jinai gali pasakyti, nuimk tu triusus, parodyk savo penį. Ir ką jis parodys? Jeigu parodys, tai blogai. Ok, Bet, žinai, sakyk su sąlyga. sąlyga. Nu. Sakyk, jeigu tu pasileisi savo plaukus. Pasileisi savo plaukus. Tvarkoj. Jeigu taip, tai taip. Papuolė. Gerai, sakyk. Papuolė bachūriukas, papuolė. Jeigu aš pasileidžiu plaukus, tai Prisikačialinės turi raumenų tenai. Ne. Iki pusės, Neturi, iki pusės. blogai. Nu dar tiek daug neprašau. Ok, good. Jo. Pasileidai savo Dabar plaukus, parodyk taip. vaikinuk savo bicepsus, tricepsus, krūtinės raumenys, presą. Labai gerai. Šipsokis. Suvalgyk tas gumytės, suvalgyk, padaryk bairį. Sakyk, tavo labai gražus plaukai. Labai gražus plaukai. Nu. Gerai, sakyk, aš Savo nusiemu. sąlygas padariau. Ir atsisėsi iš karto. Gan lengvai sutiko. Jisai galėjo man šiek tiek pasipriešinti. Aš to norėjau. Galėjo porą tokių pasakyti ar frazių, ar tokių įdomesnių kažkokių užklausimų iš manęs. Nu, tarsi jis pasidavė lengvai. Va taip va galima pasakyti. Dabar savo su šypsena pabaigus. Jo, gerai, atsisėsk. Nu, tai ką? Sakyk, pakeliam taurę už mūsų... Nežinau, ką dabar noriu. Sakyk, pakeliam taurę už mūsų atvirumą. Gavau viską, ko noriu. Bus matyti toliau. Nepasimesk. Gerai. Išpažinti. Tvarkoj.